Toliau laidoje Svajonių sodai patarimai, kaip iš tiesų turi būti įrengiamos pakeltos lysvės, kurios vis dažniau tampa ne prabanga, o būtinybė, sako bendrovės Juknevičiaus kompostas direktorius Andrius Juknevičius ir Žemės centro Vilniuje vadovė Monika Jakutė. Čia mes turim porą lysvių. Tos pakeltos lysvės vis svarbiau mūsų gyvenime, svarbesnė vieta užima, nes vietos tokiam arimui kažkokių tai lysvių perkasimui turim vis mažiau, o pakelta lysvė pakankamai nesunkiai įrengiama ir gali būti labai efektyvi, auginant labai neblogą derlių, sakykime, ir tiek uogas, tiek daržovės, tiek prieskoninius augalus, pomidorus, na, žodžiu, ką tik norit, galite užsiauginti. Ir dėl to dabar pabandysim su Monikos pagalba parodyti, kaip reikėtų ją įrengti, ką naudoti, kokie yra priedai, kuriuos galime naudoti. Šitas lysves dedame tiesiai ant žolės, tai naudosim kartoną, ir šiaip iš tikrųjų patarčiau naudoti kažkokį tai tokį sluoksnį, kuris truputį tą žolę sustabdytų. Tas lysves tikrai patogu išsikloti tuo pačiu kartonu, kuriuose jos atkeliauja. Ir ant viršaus rekomenduojam dėti kažkokį tai drenažinį šiek tiek sluoksnį, nes aišku visi kalbam, kad, nenorim, kad ta lysvė perdžiūtų, bet taip pat reikia galvoti ir apie tai, kad jinai nepermirktų. Mes šiuo metu turime čia nenugenėtų miskantų. Aš manau, mes juos galim nukirpti ir drąsiai pasikloti į apačią. Atsinešim dar pagenėtų miskantų ir savo gražiai pasiklojom. Tai va, toliau į apačią patarčiau pilti gryno komposto. Kodėl? Grynas kompostas yra šiek tiek sunkesnis, jisai toksai daugiau turi maisto medžiagų ir augalas, kai jau paaugs ir jau turės stipresnės šaknis, jisai kaip tik gaus papildomai tų jau ilgai grojančių, vadinkim, tų maisto medžiagų. Ir tada mes matom grynas kompostas, absoliučiai tikriausias, ne iki galo biodegradavęs ir pilnas įvairių mikroorganizmų ir maisto medžiagų. Ką mes siūlau padaryti? O dabar jau durpės pilsim? Ne, durpių niekada nepilsim. Kodėl? Dėl to, kad durpės perdžiūsta, jas labai sunku palaikyti jų drėgmės režimą tinkamą, nes jos arba perlaistom, arba jos perdžiūna. Ir stresinė situacija iš tikrųjų augalam, kurie ypatingai jautrus būna ir ypač daržovės, jos pradeda vaisių nokinti, jam reikia maisto medžiagų, drėgmė dingsta, jis neturi kaip tų maisto medžiagų pasimti vandens. Pradeda tą vaisių džiovinti. Tada mes jį vėl perlaistom, ką daryti. Žodžiu, turim situaciją tokią, kuri nelabai tinkama augalam. Dėl to siūlau, kad taip neatsitiktų, netgi kai naudojam labai gerą kompostą, virš komposto paberti perlito. Perlito sluoksniuką, kuris tą drėgmės balansą šiek tiek sureguliuos tarp komposto ir tarp viršutinio sluoksnio. Ir dabar jau pilsim paruoštą kompostinės žemės mišinį EcoGarden. Manau, kad tai yra superinis sprendimas pakeltom lysvėm, nes jisai skirtas ir daržovių auginimui, ir puikiai gėlės jame augs, jisai yra su konditrašomis, kurios turi savo mikrobiologinę tokią, vadinkim, užtaisą jėgą, kuri skatina vystytis įvairius mikroorganizmus, kurie padeda augalam įsisavinti maisto medžiagas iš dirvožemio. Iš tikrųjų, pakeltų lysvių viena iš problemų yra perdžiūvimas. Dėl to mes ir kompostą naudojam, ir apačioje dedam kažkokį tai patalėlį, kaip aš vadinu. Ir dar mes turim sprendimą hidrogranulės. Tai aišku, nėra vien tik tai hidrogranulės, tas polimeras, kuris sugeria drėgmę. Bet čia taip pat yra ir penergetiko, kuris padeda įsišaknyti augalams. Ir taip pat yra dar šiek tiek ir perlito. Tai dar panaudosim tų labai stebuklingų ir šių metų naujieną unihumi trąšas su fulviniam ir huminiam rūgštimis, kuriuose yra ir mineralinių, ir organinių medžiagų, ir mikroelementų. Labai didelis sąrašas, ten ant pakuotės galima pamatyti lentelę ir magnio, ir boro, ir įvairiausių dalykų. Tai šiek tiek pabersiu šitų trąšų. Antrą kartą prie jos šiais metais eiti jau nebereikėtų su trąšomis. Nebent mes norėsime pasilaistyti galbūt su
guano, galbūt su flower guano trąšomis galima dar bus pasilaistyti, bet jau augimo metu. Naujas produktas vilna taip pat bus panaudotas pakeltoms lysvėms, nes vilna išsaugo drėgmę, apsaugo žemę nuo išdžiūvimo, taip pat apsaugo nuo piktžolių dygimo ir kartu patręšia žemę, sako Monika Jakutė. Pasimatavau, žodžiu, pagal lysvės dydį ir atsikirpau man reikiamo dydžio vilnos. Ta vilna yra patogu taip truputėlį apspausti, galima naudoti smeigtukus. Į pakeltą lysvę bus sodinami svogūnai, prieskoniniai augalai. Prieš sodinimą svogūnėliai apdorojami silpname kalio permanganato tirpale. Ilgai mirkyti jų nereikia, labai tokiam švelniam kalio permanganato tirpale, nes jisai pasižymi dezinfekuojančiom savybėm. Žmonės dažnai žino, kad kartais, jeigu augalai kažkas pradeda biškelį sirguliuoti ar kažkas nepatinka, būna tokių silpnų tirpalų, netgi augalus būna palaistų. Kalio permanganatas yra kaip dezinfekcinė priemonė. Palaikom kokias 5 minutės, daugiau laikyti nereikia, nes tada pradės brinkti jau mūsų svogūnėliai, bet kokias 5 minutės netgi galim juos šiek tiek pamaišyti, kad jie pilnai pasidengtų. Padarėm skylutę su peiliuku, tiesiog prakrapštėm. Kartais galima net ir pirštais prakrapštyti. Ir dabar Monika, ko gero, padarom eilutę raudonų, kad būtų įdomiau, ką mes čia turim, ne? Įbėdim. Dar galbūt netgi kartais galėtų būti ir per anksti, jeigu dar bus šalnų, bet kadangi yra pas mus pakelta lysvė su vilna užklota, per anksti nebus. Svogūnėliai tikrai nesušals. Dar į pakeltą lysvę Monika Jakutė pasodins ir prieskoninių augalų. Ji sako, kad yra dar viena gera vilnos savybė. Ji apsaugo mūsų augalus nuo šliužų. Gražumas vaikučiams, kai jos visos tekės, į kiekvieną